Taip, tai šiandien iš tikrųjų norėčiau pakalbėti apie inkstų ligas šeimoje, nes mes dažnai kaip nefrologai paklausim pacientų, ar jūs turite šeimoje sergančių inkstų ligomis. Ir jie atsako taip. Ir tada mums toksai iš tikrųjų siaubas, tai ką dabar daryti. Tai šiandien pabandysiu atsakyti tą klausimą, ką dabar daryti, jeigu yra sergančiųjų, daugiau sergančiųjų inkstų ligomis šeimoje. Taigi yra nustatyta, kad maždaug apie 10–15% suaugusių, kuriems prireikia pakaitinės inkstų terapijos, serga paveldima inkstų liga. Šis skaičius yra tik preliminarus, nes greičiausiai jis yra kur kas didesnis. Todėl, kad mes labai dažnai galim net ir nediagnozuoti arba nerandam priežasties, kodėl ta lėtinė inkstų liga atsirado. Yra nustatyta, kad po ta nežinomos etiologijos inkstų liga gali slėptis būtent paveldima inkstų liga. Taigi, kada čia reiktų ją įtarti, kada reiktų įtarti tą paveldimą ligą? Pirmas dalykas, be jokios abejonės, paklausti paciento, ar jo šeimoje yra sergančių inkstų ligomis. Ir šitą klausimą reikia paklausti ne tik pačioje pradžioje, bet jį kartoti periodiškai. Kodėl tas yra labai svarbu? Todėl, kad šeima pildosi, ar ne? Atsiranda kažkokių tai galbūt naujų žmonių, naujų asmenų, gimsta nauji vaikai. Ir tas gyvenimas tęsiasi ir tas vienintelis klausimas, tik tai pirmą kartą pamačius, iš tikrųjų gali užkirsti kelią jums vėliau nustatyti paveldimą inkstų ligą. Paveldima inkstų liga gali būti įtariama, jeigu yra daugybinės cistos inkstuose, kažkokia tubulopatija, jeigu yra įgimtos inksto anomalijos, neaiškios etiologijos inkstų liga, kai yra labai jaunas amžius. Arba, pavyzdžiui, yra hematūrija, proteinūrija ir niekaip nerandam priežasties, net atlikus inkstų biopsiją. Tuomet reiktų pasvarsyti, gal tai yra paveldima inkstų liga. Kita vertus, tas pats galioja ir esant intersticinėms inkstų ligoms. Ir be jokios abejonės turbūt visiška viršūnė yra įtariant paveldimą inkstų ligą, tai yra šeiminė anamnezė. Ir čia yra vienas labai įdomus tyrimas, kurį atliko Šiaurės Korėjos kolegos. Jie išanalizavo 1,5 milijono gyventojų. Pusė iš šių gyventojų turėjo lėtinę inkstų ligą, pusė neturėjo. Ir jie įvertino, kad tie žmonės ir apskritai, kad lėtinė inkstų liga ir 5 stadijos lėtinė inkstų liga ir būtent šių ligų buvimas šeimoje lemia padidėjusią riziką sirgti lėtinę inkstų ligą ir 5 stadijos inkstų nepakankamumu. Kas dar buvo labai įdomu rasta, nes mes, kai kalbam apie paveldimas ligas, dažniausiai kalbam apie kraujo giminės. Natūralu, taip, genetika keliauja per kraują. Tačiau koks yra įdomus aspektas stebėtas šitoje studijoje, kad sutuoktiniai, kurie be abejo tai nėra kraujo giminės, taip pat turi padidėjusią riziką sirgti lėtinę inkstų ligą ir net jam gali išsivystyti galutinės stadijos lėtinė inkstų liga. Tai štai koks yra keistas įrodymas, kad ne tik genetika, bet taip pat turbūt socialiniai ir aplinkos veiksniai taip pat turi įtakos lėtinės inkstų ligos atsiradimui, kai mes matom, ar ne, kaip mūsų artimajam žmogui liga, pavyzdžiui, progresuoja. Tai čia iš tikrųjų yra labai įdomus aspektas, su kuriuo turbūt mes kasdienybėje tikrai nesusitinkame. Ir ką daryti, jeigu vis dėlto aš įtariu tą paveldimą ligą? Braižyti giminės medį. Paprasta. Paprasta ir kartu nepaprasta, nes reikia mokėti tą padaryti, ar ne? Bet kuo mums yra svarbus giminės medis? Todėl, kad galim nustatyti, koks yra tos ligos paveldimumas. Jeigu liga kartojasi iš kartos į kartą, neperšokant jokios kartos, tai bus autosominis dominantinis paveldėjimas. Jeigu mes turime pacientus, kurie, kad ir sako, žinote, mano šeimoje kaip ir nėra jokių sergančių tą lėtinę inkstų ligą, bet mes įtariam, kad kažkas čia slypi truputėlį giliau, kažkur čia yra genetikoje problemos. Tai tuomet galima ištirti to paciento tėvus, nes kartais tai gali būti autosominis recesyvinis paveldėjimas, kuomet tėvai neturi simptomų, bet jie turi po tam tikrą požymį, ar ne, ir genų mutacijas, kurias gali perduoti savo vaikams ir jų vaikas susirenka iš abiejų tėvų mutacijas ir jų turi ligą. Kartais gali atsirasti sporadiniai atvejai šeimoje, nuo kurių prasideda visa ligos eiga. Kartais, jeigu moteris apskritai perduoda abiejų lyčių savo vaikams, vyrai matom, kad perduoda tik dukterims, galima įtarti su X chromosoma susijusi paveldėjimą. Ir dabar ypatingai daug dėmesio skiriama mitochondriniam paveldėjimui, kas čia yra, kai liga keliauja per moteriškąją liniją.
Moteris yra tokios ypatingos, kad jos net turi savo specifinę liniją, per kurią gali perduoti ne tik inkstų, bet ir apskritai genetinės ligas. Tai iš tikrųjų paveldimumas mums yra labai svarbus, kalbant apie retas arba apskritai paveldimas ligas. Taip pat apie ką dar yra labai svarbu pakalbėti apie cistinės ligas. Mes daug žinom apie jas turbūt ar ne ir neretai sutinkam pacientus, kurie turi daugybinės cistas inkstuose. Viena iš tokių populiariausių diagnozių tai yra autosominė dominantinė policistinė inkstų liga, kuri pažeidžia ne tik inkstus, kai mes matom daugybinės cistas inkstuose, bet taip pat gali būti ir kepenyse, gali būti aneurizmos galvos smegenyse, bet taip pat yra ir kitos cistinės ligos, kurios pasireiškia nefronoftize. Ir, pavyzdžiui, Senior-Loken sindromas, kurį mes taip pat gydom savo centre, moteris yra su daugybiniam cistom inkstuose ir yra akla. Kitas yra sindromas Bardet-Biedlio sindromas, kuomet irgi yra cistos inkstuose, kur yra būdingas aklumas, dar yra būdingas nutukimas ir polidaktilija. Tokie žmonės neretai turi po 6-7 pirštų rankos arba kojos. Taip kad tos cistos gali iš tikrųjų pasireikšti labai įvairiose paveldimuose ligose. Bet turbūt pati populiariausia ir pati dažniausia tarp visų paveldimų inkstų ligų tai yra autosominė policistinė inkstų liga, kuri vienareikšmiškai sukelia galutinės stadijos lėtinę inkstų ligą ir daugelis mūsų iš tikrųjų dializuojamų pacientų būtent atsiduria dializėse dėl šios priežasties. Ir jūs sakysite, kodėl apie ją kalbėti, nes šita liga iš tikrųjų yra genetinės kilmės, jinai vis dar nėra gydoma, vienintelis vaistas, kuris yra registruotas šiai ligai tolvaptanas, vis dar dėl savo šalutinių reiškinių nėra taip plačiai naudojamas ir nėra auksinis standartas. Tai kodėl reikia apie ją kalbėti? Štai čia galite matyti vieną iš tokių nepaprastai naudingų progresavimo rizikos įrankių. Ir čia yra būtent nurodytas ir iš tikrųjų nuoroda elektroninė, kur galite šituo įrankiu naudotis visiškai nemokamai, jis yra prieinamas visiems. Kuo jis yra svarbus? Svarbus pacientams ir gydytojams, nes suvedus mutaciją ir suvedus taip pat tam tikrus inkstų duomenis, kuriuos galima nustatyti atlikus magnetinį rezonansą, tai yra išmatavus ilgį, plotį, skerspjūvį, apskaičiuoti inksto tūrį ir pagal tai nustatyti, kada inkstai nebeveiks. O tai yra be galo svarbu pacientam. Taip kad tai yra iš tikrųjų labai prieinamas, labai naudingas metodas ir kuris gali padėti atsakyti daugelį klausimų. Taip pat reikia pakalbėti apie žmonės, kurie turi nežinomos kilmės hematūriją, kraujo šlapime. Ir neretai, jeigu mes matom, kad ta hematūrija kartojasi iš kartos į kartą, sakom, čia gerybinė hematūrija, viskas čia tvarkoj. Bet jeigu šita hematūrija virstų progresuojančia lėtinė inkstų liga, jeigu kartu atsirastų klausos arba akių pažeidimai, galbūt tai galėtų būti Alporto sindromas. Ir nors šita liga nėra gydoma taip pat, bet jai yra skiriama nepaprastai daug dėmesio. Ir štai man teko garbė būti Alporto sindromo ekspertų, pasaulio ekspertų draugijos nare ir mes parašėme rekomendacijas, kaip reiktų tirti pacientus įtariamus sergančius Alporto sindromu. Taip pat kaip įvertinti jų progresavimo riziką ir ką daryti, kad kaip įmanoma labiau tą riziką sumažintume. Dar vienas turbūt aspektas, apie kurį reiktų pakalbėti, tubulointersticinės ligos ir inkstų akmenligė. Mes su jie tikrai labai dažnai kaip nefrologai susitinkame ir kadagi galime sakyti, kad inkstų akmenligė greičiausiai yra paveldima. Tai jeigu inkstų akmenys randami jauname amžiuje labai ar ne, arba vaikams, arba yra be jokios abejonės inkstų akmenligės atvejai šeimoje arba inkstų akmenligės priepuoliai arba apskritai akmenys pasikartoja daugiau negu 3 kartus, tai jau galima įtarti, kad čia yra kažkas negerai. Arba randam akmenys ne tik inkstuose, bet taip pat kalcinatus akyse, kalcinatus kauluose. Tai vadinasi, irgi kažkas slypi truputėlį giliau ir galbūt čia yra kažkur paslėpta genetika. Ir iš tikrųjų yra įrodyta, kad tie asmenys, kurie turi šeimoje inkstų akmenligės atvejus, turi didesnę riziką taip pat susirgti inkstų akmenligę. Ir nors mes žinom, kad yra daugybė priežasčių - mityba, infekcijos, vaistai, kurie gali sukelti būtent akmenligės atsiradimą. Bet vienos iš priežasčių be jokios abejonės yra genetinės. Ir šiuo metu yra identifikuota be galo daug genų, kurie sukelia tubulopatijas, nefrokalcinozės, inkstų akmenligės. Ir štai čia galite matyti Santaros klinikose nustatytas ligas, genetinės ligas, kurios slėpėsi po inkstų akmenligės kauke.
Ir kelias iš jų tai yra hiperoksolūrija ir cistinūrija, truputėlį norėčiau galbūt daugiau apie jas pašnekėti. Tai viena iš jų cistinūrija, kuomet susidaro cistino kristalai inkstuose. Ši liga nėra gydoma, bet šiai lygiai taip pat yra skiriama nepaprastai didelis dėmesys. Ir štai matot, visai neseniai yra išleistos rekomendacijos su profesorės Šarkauskienės bendradarbiavimu taip pat, kaip šią ligą reiktų gydyti, kaip ją reiktų valdyti ir kaip ją reiktų atpažinti. Dar viena liga, kuris sukelia inkstų akmenligę, hiperoksolūrija. Taip pat yra visiškai neseniai pateiktos gairės, kaip reiktų gydyti ir diagnozuoti šią ligą. Ir kas yra nuostabu apie šią ligą, nors jinai yra labai sudėtinga, yra gydymas. Lumasirenas. Inkstų akmenligė, ar ne, kuri genetinė, kuri anksčiau visiškai nebuvo gydoma, štai staiga atsiranda gydymo metodas, kuris yra pastebėta, kad yra labai veiksmingas. Veiksmingas tuo, kad sumažina inkstų akmenis ir jų atsiradimą. Ir iš tikrųjų, kalbant apie pačią hiperoksolūriją, tai yra ganėtinai reta liga, mes Lietuvoje turime tik tai 2 pacientus vienos šeimos, bet tai yra sudėtinga ir sunki liga. Ši liga apima ne tik inkstus, bet jinai yra sisteminė. Ir pirmiausia, oksalatai, aišku, formuojasi pačiuose inkstuose, bet taip pat dažnai pradeda formuotis įvairūs akmenys ir yra pažeidžiama apskritai ir struktūra kepenų. Ir neretai tokiem žmonėm paskui prireikia ne tik inkstų transplantacijos, bet ir kepenų transplantacijos. Ir šita liga pažeidžia ne tik kepenis, ne tik inkstus, kauluose gali atsirasti oksalatų, gali atsirasti oksalato akyse, atsirasti aklumas odoje, taip pat širdyje, sutrikti širdies laidumo sistema. Todėl reikia apie tai kalbėti. Ne? Ir kai kurios ligos, o daugelis paveldimų ligų neapsiriboja tik inkstais. Iš tikrųjų, neretai yra pažeidžiama ir daugiau organų sistemų. Viena iš tokių, apie kurią mes ganėtinai dažnai šnekam, tai yra Fabry liga. Kodėl mes apie ją šnekam? Labai paprastas atsakymas. Todėl, kad ji yra gydoma ir tų gydymo metodų yra be galo daug. Ir dabar yra taikoma genų terapija, genų inžinerija, ar ne, kur mes iš viso siekiam šitą ligą tiesiog panaikinti, kad žmogus būtų sveikas turėdamas genetinę ligą. Taigi, kodėl reikia diagnozuoti paveldimas ligas? Be abejo, tai yra svarbu ligos prognozijai, priežiūrai ir gydymui. Labai paprasti pavyzdžiai. Diagnozuojame inksto biopsijų židinę segmentinę glomerulosklerozę. Priklausomai nuo to, jinai yra imunologinė ar genetinė, nuo to priklausys, ar ši liga grįš į transplantatą. Genetinės ligos negrįžta į transplantatą. Jeigu tai yra paveldima kažkokia liga, kuri sukelia proteinūriją, mes nepulsime to žmogaus gydyti imunosupresiniais vaistais ir gliukokortikosteroidais, nes jie bus neefektyvūs. Tai kam žmogui skirti imunosupresiją? Kita vertus, jeigu mes nustatom paveldimą ligą, galim tos žmonės įtraukti klinikinius tyrimus, tirti gretutinius organus, nes galbūt liga pažeidžia ne vien tik inkstus. Dar vienas klausimas labai svarbus apie inkstų donorystę. Jeigu yra paveldima liga, kurios mes nenustatome, o neretai kalbam apie gyvo donoro donorystę, ar ne, tai iš tikrųjų tai yra labai didelis pavojus ir tiems donorams, kurie ketina padovanoti savo inkstą artimajam, nes galbūt jie patys serga paveldima liga su ganėtinai liūdna prognozė, ar ne? Kita vertus, genetinės ligos diagnozavimas genetinių ligų padeda išvengti invazinių procedūrų, inkstų biopsijos, taip pat gali juos konsultuoti genetikas dėl reprodukcinių įvairių galimybių. Na ir daugelis kitų svarbių momentų, kurie yra susijęs su paveldimos ligos diagnoze. Ar visada lengva nustatyti paveldimą ligą? Be abejo, ne. Galų gale, jeigu mes žinom, kad toj pačioj yra šeimoje sergantis asmenys, jų pasireiškimas gali būti visiškai skirtingas. Ir čia priklauso ne tik nuo socialinių ir aplinkos veiksnių, bet ir nuo pačios genetikos. Kartais vienas genas yra labiau ekspresyvus, kitas yra mažiau ekspresyvus ir tiesiog net pati genetika gali kontroliuoti ligos pasireiškimą tos pačios šeimos nariams. Todėl tikrai tai nėra labai lengva, bet ką mes galim padaryti, jeigu įtariam paveldimą inkstų ligą, siųskite genetikui. Tirkite genetiškai. Vis tiek gausite atsakymą, o paskui jau galvosite, ką su tuo atsakymu daryti. Taigi pagrindinės išvados, kalbant apie inkstų ligas šeimose, būtų tokios, kad paveldimos ligos nėra jau tokios ir retos. Jas reiktų įtarti tuomet, jeigu tai yra šeiminės inkstų ligos, jeigu yra cistinės tubulopatijos arba galų gale nežinomos kilmės inkstų ligos. Tie žmonės, kurie turi šeimoje lėtinės inkstų ligas, be jokios abejonės turi didesnę riziką patys sirgti tokiomis ligomis. Diagnozė, genetinė diagnozė yra nepaprastai svarbi
prognozijai, gydymui ir kalbant apie atskiras ligas, nors kai kurios genezės ligos nėra gydomos, labai yra svarbi jų priežiūra ir prognozė. Taip kad atsakant į klausimą, ką daryti, jeigu šeimoje yra inkstų ligos, pirmas, nubraižyti šeimos medį. Antra, įsitikinti, kad galbūt tai tikrai galėtų būti įtarimas paveldimos ligos, siųsti genetikui ir laukti atsakymo. Ačiū.